Man ego tai yra asmenybė. Tai va, jūsų vardas, Asta, Rita, Diana ir taip toliau, Raimonda, va, tai čia yra ego. Ir jis yra sukurtas. Jis yra sukurtas jūsų tėvų ir aplinkos, kurioje jūs augo. Tiesiog kažkam tai, tu būsi Diana. Vat gimė mergaitė, vat, moteriškos lyties kūdikis. Jis sako, tu būsi Diana, o tu Asta, o tu būsi Marija. Įva visus va šitaip vat, pavadino, ne? Ir paskui pradėjo, tu sako Marija, tu Marija, tu Marija. Marija sako, aš Marija, aš Marija. Ir jinai patikėjo. Va tai čia patikėjo, kaip, nu ir tas ego, jisai patikėjo 2 metų būnant, maždaug jis jau patikėjo, kad čia aš iš tikrųjų ir esu Marija. Ir sako, aš esu Marija. Na va. Ir paskui, kai jau mes einam vat kokiu tai jau dvasiniu keliu, ne vien tik tai psichologiniu, tai mes pradedam atskirinėti ir pasižiūrėti, kas ta Marija iš vis yra, kas tas ego yra. Tai yra tiesiog nuostatų, idėjų, minčių rinkinys, kuris susidarė bėgant daugeliui metų. Vat ir vis, kas tai yra. Ir čia reikalingas toks labai asmeninis darbas, kad gerai į tą vidų pasižiūrėti.